Į Matą 15:11. Ne kas patenka į burną suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų. Tada priėjo mokiniai pranešė: ar žinai, kad fariziejai pasipiktino išgirdę tuos žodžius? Jis atsakė: kiekvienas augalas, kurio nesodina mano dangiškasis tėvas, bus išrautas. Palikite juos, jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą veda, abu į duobę įkris. Ar tai apie vieną dalyką kalba? Kažkaip atrodo, kaip lyg ir apie vieną, ne apie vieną. Iš pradžių sako, suteršia palyginimą, ne? Suteršia žmogų, ne tai, kas patenka į burną, ne? Paskui jisai aiškina tą palyginimą. Ten mokiniai sako, paaiškink palyginimą. Tai reiškia, kad mano rankos neplautos ir ateina ten mikrobai ir ne tai suteršia žmogų. Man vienas draugas klausė, sako, ar Biblijoje tikrai apie viską rašo, kad į tualetą reikėti. Ir aš sakau, nežinau, bet aš tikiu, kad rašo. Ir paskui čia žiūriu, kad parašyta, kad tai, kas patenka į burną, čia toliau parašyta, kas patenka į burną, tas patenka į vidų ir paskui yra išmetama. Aha, tai reikia ir tualetą eiti, ne? Gal neparašytas tualetas, bet yra parašyta apie tualetą. Tai va, šičia parašyta, kad suteršia tai, kas išeina iš žmogaus. Ir šičia kalbėjo apie ką mes šiandien kalbėsime. Nuo ko mes pradėsime? Kad fariziejai, jie pasipiktino. Fariziejai, jie sako, klausykit, mokslas yra koksai. Plauk rankas, ne, prieš valgį. Jų yra toksai paprotys ir dabar atėjo Jėzus, kuris sulaužė mūsų paprotį. Ir šičia mokiniai sako, ar žinai, kad fariziejai pasipiktino išgirdę tuos žodžius? Jie išgirdo, kad Jėzus ne tik tai neplojo rankų, bet ir dar visus mokino, kad reikia neplauti rankų. Nes esmė yra tai, kas išeina iš burnos, tai, kas išeina iš širdies. Bet fariziejai sako, kaip čia mano taisyklės jūs laužote? Ir jie pasipiktino. Ir apie ką Jėzus dabar kalba? Kiekvienas augalas, kurio nesodina mano dangiškas, čia atsakė į tai, kad fariziejai supykę. Ir kiekvienas augalas, kurio nesodina mano dangiškasis tėvas, bus išrautas. Jėzus sako, kad jie prisiaugino įvairiausių taisyklių. Ir jos yra ne tai, kad mano tėvas davė. Ar dangiškasis tėvas duoda mums taisyklių? Tokių, žinai, kaip fariziejai turi ten plauti rankas, arba tenai valgyti, nevalgyti. Dievas kalba apie tai, ne? Jisai kalba, kad meilė kantri, meilė maloni, ne? Čia yra apibrėžimai. Žinai, jisai kalba apie tėvas, jisai duoda apibrėžimų. Ne? Ir tai yra medis, kuris sodina, augalas, kuris sodina tėvas. Tėvas sako, klausykite, meilė yra kantri. Štai kokia jinai, štai kokią meilę aš auginu. Aš auginu kantrę, malonę, ne? Aš auginu meilę, kuri nepasipiktina. Jisai kalba apie augalą, kuris sodina. Jisai jums sako, meilė nėra, mes kalbėjom praeitą kartą apie meilę, kuo jinai skiriasi nuo mūsų sukurtos meilės ir Dievo sukurtos meilės, ne? Ir tenai sakėm, kad mes sukuriam meilę visokią, su visokiausiais apibrėžimais iš mūsų tuščių smegenų. Bet tai yra mūsų augintas augalas. Suprantat, perkeltinė prasme, augalą mes auginame kaip taisyklę kažkokią standartą. Gal mes nupiešim. Tarkim, dabar ne žmogeliuką arba žmogeliuką. Ne žmogeliuką. Ne, čia yra šviežus apreiškimas. Taip, čia yra, tarkim, esu aš ir manyje yra įsitikinimai. Visokiausi.
iš ten, žinai. Kai kurios Dievas užaugino, kai kurios aš kažkokius išfilosofavau pagal savo nuodėmingą prigimtį, kai kurios pasaulis pasiūlė. Ir yra, jeigu kalbant apie tą eilutę, yra kaip augalai įsitikinimai. Yra, tarkim, čia kažkoks medis, ne? Augalas, kuris vadinasi, tarkim, mane išmokė fariziejai. Ne? Augalas, kur fariziejai. Mane išmokė fariziejai. Ir šičia augalas, kur jie pasodino. Ir aš priėmiau ir sakau, žinai, čia gera mintis, žinai. Ir aš laikausi to ir paskui kur tik tai einu ir sakau, klausykit, aš žinau, kad rankas plauti reikia. Ir jūs negalite prieštarauti, nes tai buvo įsitikinimas. Vienas išmintingas žmogus man pasakė. Ir aš cituoju ir aš laikausi pats to, bet yra kur Dievas mokina ir tarkim yra augalas, kur Dievas, pavyzdžiui, sako, tave suteršia tai, kas ateina iš tavo nuodėmingos prigimties, o ne tai, ką rankos augina, ką rankos į mus sodina, mikrobus, bakterijas. Ir tai yra du augalai. Ir jie jau nebegali būti, žinai, vienoje palapinėje, ne? Kai sako, dvi karalystės negali sueiti kartu dėl to, kad viena kitą užpjautų. Žinot tokias eilutės? Kaip aš dabar viską supiniau jums. Ja. Ir šičia sako, tada priėjo jo mokiniai pranešė, ar žinai, kad fariziejai pasipiktino išgirdę tos žodžius. Jėzus pasakė tai, kas fariziejam buvo atvirkščiai. Jie sakė, reikia plauti rankas, o Jėzus pasakė atvirkščiai. Ir taip įvyko kaip tas žaibas, kai šaltas ir karštas srovės susijungia, būna žaibas ir kažkas tai turi likti tenai, arba šaltas, arba karštas. Dviesi negali būti. Ir paskui Jėzus sako 14 eilutėj, palikite juos, jie akli aklųjų vadovai, o jeigu aklas aklą veda, abu į duobę įkris. Fariziejai tas taisyklės prisirinko iš visur. Fariziejai turėjo fariziejų mokytojų, fariziejai turėjo savo kažkokį tai kūrybinį procesą, kur patys sugalvodavo kažką tai. Žinai, jie turėjo visokių taisyklių. O Jėzus sako, aš nesakau nieko, ko nebūčiau iš tėvo girdėjęs. Jisai turėjo šaltinį, kuris vadinasi kūrėjas. Ar ne? Ir Jėzus sako, aš nevedu jūs, nesu aklas ir nevedu aklų kelių, nes mano kojų nukreipėjas yra mano tėvas. Jisai sako, kur man eiti. Jisai sako, kokie įsitikinimai yra geri, kokie yra blogi. O fariziejai, jie nežino, iš kur jie išmoko tai ir jie jūs mokina. Jie patys nežino, kur tai veda ir jie nežino, kur jūs nuves. Akli aklųjų vadovai. Kaip man šiandien pinasi žodžiai? Akli veda akluosius ir aklai nuveda į duobę. O gerai čia pasakiau, surimau dabar iki galo. Ar suprantat? Aš, kuris turim įsitikinimus, ne? Toliau. Toli versti nereikia. Mato 16 skyrius nuo 21 eilutės. Na tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad jis turės eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų aukštųjų kunigų ir rašto žinovų, būti nužudytas ir 3 dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Mato 16 nuo 21 iki 23. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Jokių būdų, viešpatie, tau neturi taip atsitikti. Bet Jėzus atsisukęs pasakė Petrui, eik šalin šėtone,
tu man papiktinimas, nes mastai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių. Sako, tavo įsitikinimas, kad man neturi taip atsitikti, yra iš kur atėjęs. Ne iš mano tėvo. Mano tėvas man pasakė, kad aš turiu eiti kentėti už jūs nuodėmes. O iš kur tu sugalvoji, kad aš neturiu eiti kentėti? Iš žmonių. Iš kažkur tai. Pats sugalvoji, pajautei, pamokino tave, fariziejai išmokė, ar kas ten tėtis mama pasakė. Iš kažkur tai. Nepatinka, kai mylimas žmogus jaučia. Taip. Žinot, yra atsimenat, mes skaitėme patarlių 16.2 praeitą sykį. Tenai sako, atsiverskim, nes aš kažkaip tai galvoju tenai irgi atsiversti. Patarlių 16.2. Visi žmogaus keliai atrodo geri jo paties akise. Jo keliai jam atrodo. Petras sako, man atrodo, kad ne, ant kryžiaus tu neik. Nes mano karalius ant kryžiaus numirs, kas bus? Kas čia dabar yra? Bet sako, mano tėvas ne tai tau pasakė. Tai yra, ne mano tėvas tai tau pasakė, nes mano tėvas man sako, kad aš turėsiu kentėti už tavo nuodėmes. Ir Petras, jisai nesuprato to. Jam atrodo, kas čia mazochizmas, ne? Ir tik tai po to, kai Jėzus ant kryžiaus buvo nukryžiuotas ir tas Petras įsižadėjo, žinai, ir ten perėjo per visą procesą, ir kai Jėzus prisikėlė ir sugrįžo atgal, tada jam dašylo, kas čia su kuom. Kai šventoji dvasia jame apsigyveno, jam dašylo, kas nutiko, jo nuodėmės buvo atleistas. Ir jam kad reikėjo tam Jėzui būti nukryžiuotu. Ir irgi taip pat eilutė sako patarlių 14.2. Ne 2, o... Taip pasakysiu. Kur aš buvau? Turbūt ne 14.2, bet 14. 14.12. Kartais kelias, kuris žmogui vėl atrodo teisingas, nuveda į mirtį. Mes dažnai galvojame, kad tai, ką mes galvojame, yra ganėtinai gerai. Ir kartais žinom, kad mes galvojame ganėtinai blogai. Kartais matom, kad einam grybą pjaunam, bet vis vien einam, kaip aklos avys, žinai, ten kur nariai. Bet dažnai būna, kad galvojam, kad tai yra tikrai gerai. Dievui tikrai patiks. Ane? Tikrai patiks. Bet tai mums atrodo ir tai gali nuvesti mirti. Jeigu Petras pasakė, sako, Jėzau, tu neturi eiti ant kryžiaus. Ir žinot, kas būtų nutikę, jeigu Jėzus sako, tu gana neblogai galvoji. Žinot, kas būtų nutikę, jeigu Jėzus būtų nenuėjęs ant kryžiaus? Petras būtų su savo nuodėmėm nuėjęs į mirtį. Nes jis būtų neatperkamas. Jos nuodėmės veda į pragarą. Nuvestų Petrą ir mus, ir visus kitus į mirtį. Bet jam atrodo, kad neblogai idėja, kad Jėzus bus gyvas, ne? Bet nuvestų į mirtį. Ir Dievo planas tobulesnis. Tai vad mes išsiaiškinam, kad yra įsitikinimai iš žmonių, tenai buvo parašyta, tu mąstai kaip žmogus, ane? Sako, nutilk šėtone, nes tu kalbi ne tai, kas iš Dievo, bet kas iš žmonių. Tai va čia parašysim iš žmonių. Čia maždaug gal fariziejai mokino, dar kažką. Iš žmonių. Ir ką Jėzus pasakė? Sakė, kad kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis tėvas, bus išrautas. Reiškia, įsitikinimai, kurie atėjo ne iš dangaus, o iš žmonių, bus išrauti. Kaip jie bus išrauti? Kaip jūs galvojat, kaip bus išrauti?
Skaudžiai. Yra skaudus būdai ir yra neskaudus būdai. Ir šiandieną mes esminis dalykas, apie ką šiandien kalbėsim, apie tą neskaudų būdą. Tai ten man neskaudžiai. Jo, aš Tėvas į savo augalus paliks, tik man tą... Jisai Dins kitą. Nu, pavyzdžiui, yra ir gerai, ir blogai pas mane, bet pavyzdžiui, bus keliai kitaip. Jo. Tai, kas atrodo tau, kad gera, tu nežinai, ar ten iš Dievo ar ne, bet jeigu ten iš Dievo, tikrai būk rami, paliks. Bet ir to ir seno dar. Seno išraus. Išraus. Dievas pasakė išraus. Pasakė ir gipsas. Dabar žiūrim. Yra keli būdai. Vienas būdas yra, pavyzdžiui, būdas yra, kur sako 1 Korintiečiams 3 nuo 11 ar nuo 10 eilutės sako, kad yra pamatas, kur išliejo, Paulius sako, aš išliejau pamatą, kuris yra Jėzus Kristus. Paskui jūs statote ant to pamato, ar iš šiaudų, ar iš aukso, ne, iš brangakmenių. Ir paskui, kas įvyks? Ugnis. Ir kas sudegs? Tas sudegs, ne? Kas sudegs? Kas buvo iš žmonių, tas sudegs, o kas iš Dievo, tas pasiliks. Ir paskui jūs būsite išgelbėti kaip per ugnį, tai yra ugnis praeis, viskas sudegins, išskyrus jūs liksite su pamatu, tai yra bus išgelbėtas, ne? Išgelbėtas. Bet kai ugnis bus, tada bus va tai va, sudegs. O tai, kas iš Dievo, tai nesudegs. Žodžiu, būtų gerai, kad nebūtų kam degti. Jo, būtų gerai, kad nebūtų kam degti. Dėl to mes norime sužinoti, ką reikia patraukti. Jo. Gerai. Kitas būdas. Koks kitas būdas yra? Hebrajams 12, 26, 29. Sako, kad tai, kas yra sudrebinama, bus sudrebinta. Kad yra duodama Dievo karalystė, kuri yra nesudrebinama. Įsitikinimai iš Dievo, kurie yra nesudrebinami, bet yra taip pat įsitikinimai ne iš Dievo ir jie bus sudrebinti, nes jie yra sudrebinami. Tai bus žemės drebėjimas. Kaip čia nupieš žemės drebėjimą? Griuvėsis. Jo. Vienu žodžiu, bus medžiai, kurie gulės kaip šakos. Va, taip. Sudrebinti. Čia sudegs. Yra dar kitokių būdų, yra kai išraus, sako. Evangelijų, aš neradau tos vietos, neturėjau laiko. Yra, kur sako, tėvas ateis ir išraus tai, kas neduoda vaisiaus. Ane? Yra keli būdai. Vienu žodžiu, yra sudegins, yra sudrebins, yra išraus, o mes kalbėsime apie kitą būdą. Aš noriu sakyti, tai kur tos skausmingas dabar? Čia yra skausminga? No. Kas žino, kas yra ugnis? Sako, kol kas jūs esate ugnimi tyrinami. Ir kol kas išbandymas, kuris jums teko, yra laikinas. Ir išbandymai yra tai, kas ugnis. Dievas sako, dabar laikas yra apvalyti. Žinot, kaip auksas yra apvalomas? Jis yra įkaitinamas iki tam tikros temperatūros, purvas iškyla į viršų, tada ta purva nuėjama ir vėl įkaitina iki tam tikros temperatūros, vėl iškyla į viršų ir taip pabiškis yra gryninamas. Ir taip mūsų gyvenime duoda situacijas, kur mums iškyla tokie dalykai, kaip aš nežinojau, kad toks žvėris esu. Ane? Aš nežinojau, kad manyje yra tiek daug šauksmų, riksmų, pavydų, neapykantos ir visokių kitokių dalykų. Ir tai yra purvas, kurį tu pamatėjai, o pamatėjai tam, kad tai būtų apvalyta. Ar ne? Ir antras sykį jau žinai, kad tas purvas jau buvo iškylę, jau nebenoriu. Ir jau jis yra apvalytas. Ir taip yra per ugnį. Sudrebinama tai yra, kai
Kai tu pasitiki kažkuom tai, pavyzdžiui, sudėti viltis į žmonės, o reikia tau sudėti viltis į Dievą. Tu gali sudėti viltis į, sakyti, čia tikinti žmogus, nu jo galim pasitikėti. O jisai vieną dieną sako, eik, tu žinai kur. Ir tau krenta pamatas iš po kojų dėl to, kad tenai pamatas buvo pastatytas ant to žmogaus. Jeigu aš vieną dieną jums pasakysiu, eikit, žinai kur, kas jums nutiks? Priklausys nuo to, ar jūs tikėjote Dievu ar manim. Ja. Jeigu jūs tikėjote manim, jūs dingsite iš viso, iš horizonto. Dievo žodis bus padėtas ne į lentyną, o į unitazą nuleistas ir jokių bažnyčių nieks bus neįdomu, jeigu jūs manim tikėjote. Bet jeigu jūs tikėjote Dievu ir aš jums sakysiu, žinot kur? Eikit jūs ten, kur nenoriu jūsų matyti ir girdėti, jūs tada sakysite, Dieve, kur man eiti? Jūs sakys, Dieve, kur man eiti? Ir jūs ieškosite, kur eiti. Jūs ieškosite bažnyčios, taip kaip mes pas pastorių Migėlį ėjom ir sakėm, šičia yra mūsų laikina prieglauda. Ane? Mes buvome išvaryti, mes sakom, Dieve, kur mum eiti? Mes ėjom laikinai tenai ir dabar einam čianai. Ir mes ieškojame, nes tai, į ką, kieno mes klausėm, ne jo tikėjome, bet Dievų tikėjome per jį. Ir tai bus sudrebinama. Ir tai parodys, žinot kam, kad reikalingi yra susiskaldymai bažnyčioje? Tam, kad pasimatytų, kas tikėjo, o kas apsimetinėjo. Ir daug žmonių atbyra per susiskaldymus. Bet tai yra, Dievas mato, tame yra planas. Jie atbyra ir gal netgi atbyrėję, jie supranta, kad jie pasitikėjo ne tuom ir grįžta atgal. Bet jeigu nebūtų susiskaldymų, jie gal vaidintų visą gyvenimą tenai. Sėdėtų, aleliuja, aleliuja. O jo, mes tikim, uždaro duris bažnyčias. Už tau duosiu, aleliuja, žinai. Kaip tu drįsti gatvėje kalbėti apie Dievą? Taigi bažnyčioje apie Dievą reikia kalbėti, žinai. Ir visokių, žinai. Bet jeigu būna sudrebinama, paskui paaiškėja, žinai, kas tu esi. Ar tu tas pats bažnyčiai ir lauke. Nu, vien žodžiu. Visokie sudrebinimai būna. Ir būna išrauti, kai Dievas ateina ir jeigu tu ne Dievu pasitikė, jis tai taip papiktins, kad tu reisi po savo Dievą. Eikit, susiuka. Susiuka? Ne, tai laikinai. Tai va, mes, čia yra skaudus būdai. Dabar neskaudus būdas. Jisai biški skaudus, nes vis dėlto kažko netenksime, ne? Visada, kai kažko netenkam, būna skaudu. Jūs žinote istoriją apie sūnų Palaidūną. Ten yra daug dalykų. Ten yra klotai, kurie yra neiškasami. Atsiversim Luko 15. Ten yra sūnus Palaidūno istorija. Luko 15? Luko 15. Sakysim, kurios eilutės paskaitysim. Nuo 18. Žinot istoriją, ne? Sūnus Palaidūnas, jisai pasiėmė turtą, jisai iškeliavo, jisai išleido viską, visus savo pinigus ir jisai, ką jisai padarė, kai jisai išleido visus pinigus? Jisai, aiškus, tenai bus su kiaulė maitinosi, ne? Ir jisai suprato, kad tėvas gyvena geriau ir galėčiau grįžti. Ir ką jisai tada padarė? Jisai sėdėjo prie tų kiaulių ir jisai augino medį, kuris vadinasi, grįšiu, planas toks. Jisai augino medį. Jisai augino planą. Jisai kūrė, jisai buvo medžio kūrėjas. Jisai augalą augino. Jo. Ir sako, gerai, planas yra toks. Eik, greičiau. Jisai sako, planas yra toksai. Mes nueisime, tiksliau aš nueisiu pas tėvą ir sakysiu. Žiūrėkit, kas čia parašyta. Nuo kelintos sakiau eilutės? Nuo 18, ne?
Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadinti tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Toks yra mano planas. Čia yra augalas, kurį aš užauginau. Ir kaip jo tėvui patiko jo augalas? Kaip patiko jo augalas tėvui? Netiko? Jis taip sako, man tavo augalas netinka. Jis nieko nesakė. Jis turėjo savo augalą. Mes ateiname kaip fariziejai išmokyti ir sakom, Dieve, aš turiu savo augalą. Ir Dievas ką sako? Aš turiu savo. Ane? Žiūrėkit, ką jisai pasakė. Mes perskaitėm iki 19, dabar 20. Jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą. Jam dar toli esant tėvas jį pamatė ir apimtas gailesčio pribėgo, puolė ant kaklo ir meiliai pabučiavo. O sūnus jam tarė, tėvelė augalas, aš turiu nuostabų augalą. Klausyk įdėmiai. Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Jis turbūt lapelį išsitraukė, nes jaudinosi smarkiai. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė savo tarnams, kuo greičiau atnešti geriausių drabužių ir žinot, ką tėvas padarė? Ignoravo, kad jis sako, sūnau, tu nieko nekalbi. Sūnus sako, palauk, aš skaitau lapelį, žinai, tėve, nusidėjau tau ir angelams. Tėvas, taip, tarnai, atneškit, žinai, o tai, žinai, ignoruoja. Įsivaizduojat? Kaip mylintis tėvas gali ignoruoti? Ką Dievas daro su mūsų augalais? Reikia ruoštis ten paukščius. Tik jisai ruošiasi, vystė jo. Vystė. Jau, kaip čia taip reikės pasakyti. Dabar atsiversime Patarlių 28. Patarlių 28. Arsita gali neskubėti, jinai visien aplenks mus. Jinai turi ypatingus būdus atsiversti. Patarlių 28:9. Kas neklauso įstatymo, to malda pasibjaurėjimas. Ateina sūnus pas tėvą ir sako, klausyk, Biblijai neskaičiau, tu mane sakėjai, bet aš galvoju. Sūnus sako, bet aš galvoju, kad suveiks. Aš Biblijai neskaičiau, tu mane sakėjai. Bet aš turiu, eilutę Evangeliją pagal Saulių. Ir aš tau pasakysiu. Ir tėvas žiūri sūnų, ar jisai girdėjo, ką sūnus sakė. Čia neparašyta, čia nesimato, kad girdėjo, bet aš manau, kad jisai turi ausis. Bet tai jam buvo pasibjaurėjimas. Nes tai buvo augalas, kuris atėjo ne iš tėvo. Ar ne? Tai buvo tai, kas sukūrė žmogus. Ir jisai galėtų sakyti taip, kaip Jėzus sako, eik šalin nuo mane šėtonė, nes tu kalbi tai, kas yra iš žmonių, o ne iš tėvo, ne? Jis galėjo tai pasakyti. Bet jisai panaudoja kitą būdą. Ir atsiversime Patarlių 19, 11. Ir šičia parašyta, ką tėvas padarė. Įžvalgus žmogus nesikarščiuoja, jam yra garbė nekreipti dėmesio į neteisybę. Tėvui yra garbė nekreipti dėmesio į tavo sukurtą neteisybę. Jam yra garbė mylėti tave ir nekreipti dėmesio į tavo augalus, kurie dabar yra tavo tenai cituojami. Ir ką Dievas daro? Kaip jisai tuos augalus patraukia? Žinote, pagrindinis principas, kokiu mes augame. Ar jūs augote to principu, kad Dievas jūs sakė, dabar daryk?
Ar tokį principą augat? O kaip ten ta patarlė, kur nesiteikia? Jeigu nori, kad... kur Neklauso. Įstatymą. Jo, įstatymas tai yra Dievo mokymas. Kas neklauso Dievo mokymo, to malda pasibjaurėjimas. Ir šičia sako, kad Dievas, jisai negirdi tavo paistaliojimų, bet ką jisai daro. Jisai sako, tarnai, palaiminam, mano sūnus sugrįžo. Jisai neklauso tai, kas jam pasibjaurėjimas. Kartais padūsauja. Aš žinot, kad Jėzus dūsauja, aš atradau eilutę, neįtikėtina. Ten yra Mato Evangelijai, Mato Evangelijai 17 skyrius, 17. Tada Jėzus atsakė, o netikinti ir iškrypusi karta, kaip ilgai man reikės su jumis būti. Mažatikiai. Jo, mažatikiai. Bet ką paskui Jėzus daro? Atsiveskite jį pas mane. Jėzus sudraudė demoną, šis išėjo ir berniukas, ir tą pačią akimirką berniukas pasveiko. Jisai padūsauja, bet vis viena jisai daro tai, kas teisingai yra. Ane? Bet jisai naudoja visai. Mes padūsojam ir daromės tai, kas reikia. Kaip tas? Mes padūsojam mūsų. Žinote, sako, rūstaukite, bet nenusidėkite. Ane? Mums padūsauti leidžia, bet žiūrėkit, kad tai neįvyktų kaip planas. Jeigu jūs padūsaujat, jeigu jūs sakote, ir paskui sakote, eikit jūs visi, nenoriu. Tada jau vyksta kas? Padūsojam ir nusidėjom, nes einam į kitą pusę. Nuodėmė tai yra pasisukti į priešingą pusę. Ir keliauti ten. Atgaila yra atsisukti atgal ir keliauti tenai, kur reikia. Ir šičia jisai padūsojo, bet jisai nepakeitė krypties. Jisai taip ir pagydė tą berniuką. Gerai, mes dabar einam biškį iš šoną ir apie tą patį dar kol kas. Tėvas jisai ignoravo tai, ką sakė sūnus. Ir jisai pasirinko nesudrebinti, nesudeginti. Tarp kitko, kai numirsime, bus sudeginti tai, kas buvo įsitikinimai ne iš Dievo. Tai bus sudeginta ir kas liks, tas liks. Kam jie reikalingi, jo, tik tai šiandieną jie maišosi. Šiandieną jie bus sudrebinami. Jo, ir išsigrynins, ir šiandieną irgi mes gausime, ugnies, kad tai iškiltų, ir būtų patraukta. Bet pats nuostabiausias būdas yra, jeigu mes nupiešime, kaip čia dabar nupiešti, mes kažkada paaišėme, kad yra žmogus, kuris savo akis nukreipia į Dievą, ne? Atsimenat? Ir galime tas pačias akis nukreipti kažkur tai kitur. Galime jas kreipyti. Ir esminis principas, kuris kalbamas Biblijoje, tai yra atsigręžk į Dievą ir jisai visą kitą padarys. Ane? Ir sako, tavo akis, dabar jeigu čia Dievas, dar vieną Dievą nupiešim, bus blogai, ane? Tai pačioje akį nupiešim. Gerai. Akis. O geras. Akis žiūri į Dievą. Ir ką tos akis žiūrėdamas į Dievą mato? Dievą. Jos mato, žinai ką? Mato Dievo, tai, kad Dievas daro, ne? Pavyzdžiui, myli. Nupieškime taip. Tarkim čia. Myli. Akis mato, kad Dievas myli. Akis mato, kad Dievas nekreipia dėmesio į nedorybę, ne?
ar ne? Jisai mato, kad akis mato, kad nuodėmės yra atleistos ir dingusios, ne? Tai yra giliau už giliausią vandenyną, kaip ten psalmėse parašyta. Kai mano akis žiūri į Dievą, jos atleistos ir dingusios, nekreipia dėmesio į nedorybę. Kai mano akis žiūri į Dievą, jos nežiūri į mane. Teisingai? Jeigu, tarkim, šičia esu aš, mano akis gali žiūrėti čia. Na, nupieškime akis, jeigu kam nesupras. Akis. Blakstienas. Kaip žuvytė beveik atrodo. Jo. Jeigu akis žiūri į Dievą, jos nežiūri save. Tai reiškia, kad jos nesusikoncentruoja į tai, kas yra ne iš Dievo. Jos susikoncentruoja į tai, kas iš Dievo. Jeigu kai mes važiavome į Budapeštą ir buvome tarp daugybę žmonių, kurie nori žiūrėti Dievą, ką mes pradėjome automatiškai daryti? Žiūrėti Dievą. Tiesiog tai buvo lengva. Ne? Tiesiog taip kaip į vandenį įkrenti, kuris vadinasi žiūrimi Dievą. Tu šlapės esi tom, tu esi, žinai, tu verdi tom. Ir jeigu mano akiai žiūri į Dievą, aš užmirštu apie tai, kas pas mane yra, žinai, augalai netinkami. Ir tada Dievas, jisai rodo, kaip jisai mane myli, ir aš užmirštu, kaip aš mokėjau mylėti. Anksčiau, kaip mokėjau mylėti. Jisai rodo, kaip jisai elgėsi, ir aš užmirštu, kaip aš mokėjau elgtis. Ir per laiką Dievas ateina ir išrauna tai, ką aš mokėjau, nes tai aš nebematau, tai aš užmiršau. Žinot, yra Budapešte girdėjome tokią frazę, sakom, tol kol aš laikau tai savo rankose, man tai yra vertybė, dėl to aš tai laikau, kol laikau savo rankose. Bet kai aš tai paleidžiu, aš pamatau, kad tai buvo šiukšlė, nes tai užėmė mano rankas. Tai man trukdė. Ir juose dabar gali būti kažkas tai vertingesnė. Bet tol, kol aš tai laikiau savo rankose, man buvo rankos užimtos ir atrodo, o kur ta vertingesnė rankas nebetilps? Aš laikau, žinai, pilnos rankos, nebetilps niekas. Ir Dievas man siūlo kažką tai naujo, bet tai nebetilpa, nes aš laikau, pilnos rankos mano yra. Bet kai aš tai paleidžiu, Dievas sako, o, tuščios rankos. Žinai, aš tau duosiu kažką tai, kas bus žymiai vertingesnio, ir pasiemi kažką, kas yra žymiai vertingesnio, ir tu galvoji, bet taigi buvo šiukšlė, ką aš laikiau. Nes tai yra, wow. Ir jeigu aš žiūriu į Dievą, aš atsisuku į Dievą ir tai, kas už nugaros, ką aš mokėjau, Dievas nukniukė. Nes tai, kas yra prieki manęs, užtenka gyvenimui. Dievo mąstymo užtenka mano mąstymui. Dievo logikos užtenka mano mąstymui. Man nereikia savo sukurti kažkokių dar taisyklių, nes jo logikos man užtenka. Jis gali nukniaukti. Ir aš atsisuku, atgal galvoju, palauk, aš turėjau kažkokių tai įpročių, atrodo, žinai, anksčiau, bet dabar galvoju, kaip aš elgdavausi. Ir neina atsiminti. Ar yra pas jūs tokių dalykų, kur galvojat, o kaip aš elgdavausi, o dabar, pavyzdžiui, žinai, apie meilę galvoju, o kaip aš tada, ką aš galvodavau apskritai tada? Greičiau. Ką aš tada galvodavau ir negali atsiminti. Kaip aš dienas praleisdavau, pavyzdžiui, dabar kas nors nutinka ir aš galvoju, Dieve, o ką tu pasakytum? O vat anksčiau, ką aš sakydavau? Aš sakydavau, Sauliau, o ką tu pasakytum? Ne, aš tai nesakydavau. O kaip aš sakydavau? O kum buvo pripildyta mano kasdienybė? Šiandieną galvoju, reikia išpirkti laiką. Žinai, reikia gal paklausyti pamokslą. O ką aš anksčiau sakydavau? Ką aš darydavau vietoj to, žinai, tos veiklos, kurią dabar darau? Kažkokie įpročiai, kurios pavogė.
Aš išmokau kažko tai naujo su Dievu, o tai, ką aš anksčiau darydavau, nebeatsimenu. O jeigu ir atsimenu, tai tik pavadinimą. Aš žiūrėdavau Teliką. O ką aš ten žiūrėdavau? Santa Barbara? Bet, žinai, ką aš visada Santa Barbaras nerodė, ką aš dar žiūrėdavau. Kažkaip tai sunku atsiminti, ką aš ten matydavau, ko aš ten norėdavau, kas ten mane stimuliuodavo, kas pritraukdavo. Aš žinau, kas dabar mane stimuliuoja ir pritraukia, bet aš ten tų nebeatsimenu. Jisai pavogė. Ir šį čia yra Dievo mėgstamiausias būdas. Sako, atsigręžk į Jėzų ir tavo rankos pakils, ne, tu norėsi gyventi. Jisai tave apvalys. Kaip tenai palyginimas buvo, kai buvo dykumoje žaltys iškeltas ir kas pažiūrėjo į tą žaltį, tas buvo išgydytas. Atsimenat? Tenai sirgo kažkom tai raupsais, ar kom ten sirgo dykumoje Mozė, kur vedė tus žmonės, ne? Jie sirgo kažkom tai ir tada, kad jie išgytų, Dievas pasakė, pagamink žaltį, kokį ten varinį ar kokį žaltį, iškelk į viršų ir kas į jį pažiūrės, tas bus išgydytas. Ir paskui Jėzus sako, kas pažiūrės į Dievo sūnų, taip kaip tada pažiūrėjo į žaltį, tas bus išgydytas. Jeigu mano akis žiūrės dabar į Dievą, aš bus išgydytas nuo savo praeities dalykų, nes mano akis žiūrės tenai ir aš juos užmiršiu ir Dievas nukniauks. Kas nori, ar kad būtų sudrebintas gyvenimas ir taip pasikeisti? Ar kad būtų taip paimta tada, kai nebematai? Čia kaip mažas vaikas, jam duodi žaislą, žinai, pamėgink atimti. Bet jeigu sakai, ateik čia, žiūrėk čia, ir taip numeta laukan, žinai, ir tu jau gali paimti, jam nebeaktualu yra. Ne? Ir Dievas, jisai sako, štai mano sūnus grįžta. Jisai buvo žuvęs, prarastas, ne? Ir jisai dabar grįžo, padarykime puotą. O sūnus sako, bet klausyk, aš turiu kitokių, žinai, standartų biški, man reikia, kad tu tarnų priimtum ir aš tenai kažkaip tai atidirbsiu, vis dėlto mano palikimo dalis jau išleista, ne? Aš jau nebeturėčiau turėti dalį su tavim. Bet Tėvas sako, žiūrėk į mane. Sako, žiūrėk į mane, į mano akis. Ir tu žiūrėsi mano akis ir tu užmirši savo tą sąrašą. Ir jis užmiršo tą sąrašą. Ir jisai pamatė, kad tai yra būdas. O jeigu Tėvas sakytų, nori su manim kalbėti, sąrašą į šoną. Ir tada sūnus, ką man dabar pasakys, žinai, kažką dar baisesnį už mano sąrašą. O jisai jokios įtampos nepadarė, iš karto meilė rodė sūnų ir tas sąrašas buvo taip, žinot, kaip per filmus, tai kas buvo brangu, laiko rankose, paskui gale filmo paleidžia ir vėjas neša. Nesat matę tokį filmą? Neša ir taip, mano praeitis ką tik išskrido. Ir reikia indiškų filmų pažiūrėti. Tai va, būdas yra, tas būdas vadinasi, taip ir vadinasi, mano akis žiūri Dievą. Ir aš užmirštu tai, kas buvo. Ir jokios taisyklės, čia nėra taisyklių. Čia nėra taisyklių. Ar ne? Vieną frazę nesenai girdėjau, sako, jeigu yra pamokslaujamas įstatymas, tai jisai pamokslavimas tavo nuodėmingai prigimčiai ir tu po pamokslo būsi dar labiau pavargęs negu atėjai. Bet jeigu yra pamokslaujama malonė, jinai nepamokslaujama tavo nuodėmingai prigimčiai. Jai neskirta malonė. Tavo naujam kūriniui skirta malonė ir tu išeisi pailsėjęs dėl to, kad apie nuodėmingą prigimtį nemąstei. Tu mąstei apie ką? Apie tai, kad Dievas duoda, o ne apie tai, kaip sunku tau gyventi su to nuodėmingą prigimtį. Ir kas įvyksta, tu po biškį persikraustai gyvenimą su Dievu, žiūrėjimą į jį ir tau nuodėminga prigimtis, ar jinai yra? O taip, jinai dar labai kūrybinga, naujų prigalvos dalykų. Bet jeigu aš į ją nežiūriu, taip kaip Tėvas ignoruoja mano nuodėmingą prigimtį, dabar ir aš paignoruosiu. Kaip parašyta Jeremijo 31:3.
aš amžiną meilę tave pamilau, atsimena tai eilutę, todėl būsiu tau ištikimas. Ir išplėstinė Biblijai sako, aš amžiną meilę tave pamilau, todėl su savo ištikima meilė tave pritraukiau prie savęs ir aš liksiu ištikimas tai darydamas. Jisai sako, aš tau nesakiau, kad aš tave myliu, bet reikia tau pasikeisti, bet aš tau sakiau, aš tave myliu, ateik, aš tave myliu toks, koks esi, ateik. Ir tu priėjai, tave pritraukė su ta amžina meilė ir paskui jisai nenustoja tai daryti. Jisai nenustoja tai daryti ir jisai tęsia tai daryti ir jisai mūsų praeitį valo. Ir jisai jokių taisyklių mums neduoda. Ir čia yra Dievo meilė. Jūs labai blaškotės. Labai blaškotės. Ir jeigu jūs blaškotės, tai ir aš blaškausi. Ar supratote, apie ką šiandien kalbame? Apie aš. Tas yra jo parašyta. Gerai, dabar įdėmiai klausykite, bus santrauka. Trumpai. Aš turiu įsitikinimų ir gerų, ir blogų. Pasodino ir Dievas pasodina, ir žmonės prisodina. Ir Dievas nori, kad tai mums nesimaišytų, kas yra iš žmonių pasodinta. Ir yra keli būdai, kaip Dievas tai gali patraukti. Tai, kad Dievas nepatrauks per šį gyvenimą, po mirties tai bus sudeginta ir tai vis tiek bus patraukta. Nes mes danguje būsime be kalties ir be nuodėmės ir be jokių blogų įpročių. Ir geriausias būdas šiame gyvenime, čia dabar gyvenant, žiūrėti Dievą, kaip Jisai elgiasi, ir jūs užmiršite, kaip jūs elgiatės. Nes tai, kaip Dievas elgiasi, jums tai bus kažkas, tai, kas bus žymiai geriau. Jūs tai sudomins, ir kai jūs tai sudomins, tada jūs užmiršite, kas jūs domina anksčiau. Ir lygiai taip pat su sūnų palaidūnu ir įvyko. Tėvas jisai nesakė keistis, jisai nedegino jo to sąrašą. tą sąrašą pats palaidūnas turbūt išmetė laukan. Dėl to, kad Dievo meilė buvo kur kas ypatingiau. Kur kas ypatingiau. Ir tai, apie ką dar šiandieną norėjau pasakyti, kad Dievo meilė, jinai nėra tik tai, kas glosto. Jinai ignoruoja dalykus, kurie mums patinka šiandien ir atrodo, kad yra teisingi. Jinai ignoruoja. Jinai ne tik tai sako, aš tave myliu, tu esi nuostabus, bet jinai to pačiu ir kai ko neklauso, ką tu sakai. Ir jeigu aš einu pas kitą žmogų ir sako, o kodėl tu nemyli, nes Dievas pasakė mylėti. Tu sakai, aš myliu tave, bet tai, ką tu tenai nešioji tarp savo įsitikinimų, aš ignoruoju, nes tai Dievas nepasodina. Meilė yra ne vien pusė, kur tik tai glosto. Meilė turi ir tą pusę, kur ignoruoja. Meilė džiaugiasi tiesa ir nesidžiaugia neteisybė. Ar ne? Ir jeigu kažkas ateina man ir sako, klausyk, tu tikinti žmogus, tu turi mane mylėti. Aš sakau, myliu. O tai kodėl su manim taip elgiesi? Sakau, kaip? Tu manęs neišklausai? Aš sakau, klausau. Tai kodėl tu negirdi, ką aš tau sakau? Aš sakau, aš girdžiu, bet man neįdomu tai, kad Dievas nepasodina į tave. Man įdomu, kad Dievas į tave pasodina. Ir jeigu nieko į tave nepasodina, man įdomu, kad Dievas su tavim dirba ir sodina tavyje. Ir mes kalbėkime tik tai, kad Dievas tavyje pasodina ir ką nori tavyje pasodinti. O kas ne iš Dievo, tai neįdomu. Tai gali būti įsiskaudinimai, neapykantos gali būti kažkokie papiktinimai. Ir mes apie tai nekalbėkim, nes tai ne Dievas pasodina. Mes kalbėkime apie tai, ką Dievas pasodino tavyje, tai ugdys ir mane ir tave, ir ką Dievas nori pasodinti. Tai va Dievo meilė, jinai ne tik tai sako myliu, bet ir ignoruoja kai kurios dalykus. Gerai? Amen? Amen.